Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos, miškerės broliai. Spalis į pabaigą. Aš prie Lero upės. Čia žemiau miestelio Besan, vadinasi Pietų Prancūzija. Ir ruošiu savo valtį. Vėlgi kvaklė. Vėl šamokai. Čia ne šamai. Šiandien pasimėjau dukotus. Tokius neilgus. Vienas 1,65 m iš vis, kitas 1,80 m. Viena binercinė, kita multiplikatorinė rytė. Šaminės sistemos, kabliai nedideli, nors šaminiai, bet sumažinti. Ir plaukti čia už 400 m yra labai gili duobė, giliausia šitoj upėj, su atkarpoj, per 100 km giliausia. Nekalbant apie tai, kad tik tai prie užtvankos yra gilis. Rytas, saulės dar netekėjusi, va išplauksiu ir pradėsiu vakale dirbti. Čia praeitą savaitę, gal po 2 metų pertraukos, buvom išplaukę šitam ruože. Tai kibo nedideli šamukai, bet jų daug kibo. Mes pagavom kokį 10, tokie iki nepilnų 3 kg maksimum mažiukai varliukai. Aš juos nuvežiau draugams Kazanę, iškepė, paragavo ir gavau užsakymą. Prašė, sako, jeigu pagausiu, tik tokie. Jiems tinka. Tai aš turėdamas laisvo laiko, šiandien tokia laisvesnė diena, išplaukiau kelias valandas pasiplaukiant. Tai viršų gal aš net nesikelsiu, užleisius. Čia va, praeitą kartą aš baigiau žvejoti šitoje vietoje, užkabinau į kelmą, nutraukiau. Tai jau dabar pabandysiu. O gal dėl to pakilsiu kažkiek į viršų, jau seniai čia nebuvęs, o dabar tam prie posūkio. Po to grįšiu žemyn ir ant posūkio, pasižiūrėsiu pagal kibimus, orientuosius. Tvarkoj, kabinuos. O, kabliukai pas mane šaminiai, bet jie čia 8 numerio turbūt, nedidukai. Tas iš vis turbūt 7 ant sekančio. Ir pradedu. Pakėliau šis tik aukščiau nuo dugno, nes praeitų žvejybai, bet aš leidusi žemyn. Ir buvo užsikabinimai ir nuvirtusius medžius. Vieną sistemą teko palikti. Bandysiu tyliai, ramiai. Ne ta pozicija. Paleidau ir bandau. Kylu į viršų. Čia daug nuvirtusių medžių iš vis. Labai daug visokios tokios, daug visokių negerų dalykų. Ir bandysiu kažkaip įsisukti. Iki posūkio prieisiu. Vis dėlto jau kelmas. O pirmas kelmas. Pakėliau, bet reikia aukščiau kelt. Jeigu palikt, teks tai labai gaila. Pavyko atkabinti. Bet aš šitą kelsiu aukščiau. Vėl kelmas, ne. Reikia pasistengiu šį įkabinti. Iš atgal atskabinu. Čia suvirtę medžiai. Nieko gero.
Viena pusė. Lapai sukrita. Srovės praktiškai nėra. Čia visa Europos bėda, sausra didžiausia. Taip nukritusio vandens per 20 metų aš dar nematęs. Slungis į viršų pasiplaukinimo. Tik tai vienas tas prisilietimas, kai leido ant dugno. Ir aš apsisukau, grįžau į pradinį tašką, o mašina stovi ir pradedu leisti žemyn, čia kur praeitą kartą. Buvo daug graibimų, bet smulkių šamų. Kiek galima jos pražinėti? Mažinsiu. Taip, mažiukas, kaip kabliukas mažiukas ir kepenų visiškai nedaug. Kabinu. O, ir vėl. Gal dargi. Šitas nenusikratys. Ko gero. Nu, va tokie šamai ir kimba. Va tokį jie ir muša. Šitą taip išmesim. Dušą atvešiu. Antras. O, velnis, iš kiek kibimų jau nesuskaičiuosi. Velniop toks mažai. Nejudu, paleidu tą pačią vietą. O, tokia žvejyba. Antras pinigą man reikės susirinkti. Gal šitos mažiukus. Vos laikosi. Snargliukai. Pusantrinis. Tokie šamukai. Viens po kito muša. Paleidau. Mažinsiu kepenų gabaliukus. Tokiems gigantams per didelė prabanga, o lauk didelį ieškoti aš noro neturiu šiandien. Elektrėnas, pasivariau čia.
Gigantas užkimba. Kaip tu sugalvoji pagriebti? O, velnis, su berepliu tas net neiškabinsiu. Traumuose, vrodė. Prikasnuose. Lietus prasidėjo. O rodė, kad lietus tik rytoj bus. Šiandien nerodė to lietaus. Aš pabėgau nuo tos vietos, va čia 50 metrų nuplaukiau, gal 100 netgi, kur tas būrelis tik paleidė, iškart mažas kabinosi draskė. Daeisiu iki duobės, čia didžiausia duobė. Aš jau pusę atstumą įveikiau iki jos. Ant briaunos ten būdavo labai didelių šamų. Pasižiūrėsiu, jau kas iki duobės nebus, grįšiu atgal ties tais mažiukais. Vis tiek tarp jų gali gulėti ir didelis šamas. Nu va, čia jau prieš antrą meškerę susirinkau, nes ten buvo labai nepatogu žiūrėti su dviem. Nu, aš neleisiu jos. Užteks ką pagavau ir ką dar pagausiu. Lietus aprimo, nuplaukiu iki duobės, 100 metrų daugiau pasileidau. O, kur 100 metrų, čia 300 metrų buvo praplaukimas. Tuščia, prieš paduobę vienas grįbstelėjimas, toks kepenis patampė. Grįžtu dabar atgal. Tik pabandysiu kito kranto pasilaikyti, iki tų vaikų darželio. Na ir ten kepinų dar turiu, vis išnaikinsiu ir ką, skaitykim, kad tokia žvejyba ir baigsis. Didelio šamo šiandien nėra, kol kas. 2 valandas plaukioju. Tie medžiai suvirtę, sunku vis dėlto daug užsikabinimų buvo, bet kažkaip tai šiandien man pavyko į juos neįvaryti. Kol kas. Ta, pirmin tolyn. Bės kraštas. Ir, jezu, kokie jie dideli tie šamai. Kepenų gabalėlį paleidžiu. Kaip čia jų yra šitoj vietoj. Tai lietus. Čia duobės briauna. Metras nuo dugno. O. Vat kiek jų turi būti. Turgi tarp jų būtų ir didesnis. Na, lietus baigėsi, viskas, aš ant kranto, susitvarkiau, per lietų nefilmavau, ką, bendroj sumoj pagavau aš jų, neskaičiau, bet 15 tikrai bus, šitų mažių didžiausias gal 3 kg, 4 paėmiau draugams, didžiausias, kokias tai didžiausias nuo 1,5 kg ir viršų. Ir pakojus valtis apdžiuvo. Aš va, mašina prie pat patogi vieta. Tarpas tarp lietaus. Pakojusi.
Išvažiuosiu, tikiuosi sausas. Liko dar švirto. Čia porą porcijų kepenų, bet jos bus šaldysiu. Bus sekančiai žvejybai. Viską žvejojau. Ačiū, kad žiūrėjot. Nebloga pas mane nuotaika. Didelių aš ir nesitikėjau pagauti, kaip ir sakiau, važiavau šitų skanėstų į barbekiu sudėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Geros jums nuotaikos. Iki sekančio. O man kelionė į namus. Kol kas.